visai ir nereikšminga, bet prasideda mum niuansai, kurie jau mane erzina. Mes su Aivaru dar būnant Lietuvoje išsipirkom mokamą vietą, kad žinotumėm, kur sėdėsim. Ir kaip visada ateina mūsų vieta yra užimta. Tai dabar žiūrim, kaip gidai spręs šitą situaciją, nes čia tik pasirodo gal kokie 6 žmonės papildomai už tai sumokėjo, mes vieni iš jų, o visi kiti, nu ką, tipo kas pirmesnis, tas gudresnis. Man atrodo, kad taip nesidaro, tai žiūrėsim dabar, kuo baigsis. Kol kas savo vietos taip ir negavom, sakė gidas sužiūrės, kaip čia ką, ir išlipam kaip visada paskutiniai. Man čia žiauriai nepatinka. Šiaip tai žinokit, žiauriai gera nuotaika, labai gražu, labai gaivus oras. Aš jau persimoviau autobusą į sijoną ir ten matos visokie fontaniukai, ta tokia saulė. Pas mus dar tik po 10:15 ir įsidienoja po truputėlį. Aivaras iš lėktuvo persimovė džinsus ir kepuriuką, akinius užsidėjom abudu, bet išduosim paslaptį, kad akiniai yra dėl to, kad nesimatytų pavargusio akelių. Nežinau, pavyks parodyt jau iš karto. Bet šiaip tai tipo sauguvas, visur pilna apsaugos. Kadangi aš rusiškai nelabai suprantu, tai net nestovi prie gidės, nes mūsų gidė rusakalbė, Latvija, man atrodo. Ir žodžiu, mes esam Meksikoje, Meksiko mieste. Tai čia gyvena 25 milijonai gyventojų. Kiek čia gautos kaip Lietuva, Latvija, Estija, kiek dar mes galim pridėti. Žodžiu, tokie čia gabaritai. Visi dabar stovi, klausosi apie aikštę, kada tą aikštę pastatė, man daug įdomiau tikras vietinis gyvenims. Pavyzdžiui, kaip plauna plytelės. O iš tikrųjų tai ieškau šiukšlių dėžės, nes noriu sumuštinių šiukšlę išmesti. Čia užmačiau ir aš ateinu. Pasirodo, ne šiukšlių dėžė, ten buvo įsivaizduoti darbuotojai, va ten kampe stovi ir laukia, ką aš darysiu. Ir kai aš supratau, kad ten nešiukšlinė ir neišmečiau šiukšlės, tas pradėjo. Pečiais patraukiam visi. Nėra šiukšlių dėžių niekur. Reiks gidas klaus, gal čia pas juos tokia praktika irgi, nes daug kur užsienį taip yra. Aivariuks viską klausas, renka informaciją, paskui man papasakos. Labai daug policijos matom, nežinau, ar čia kiekvieną dieną taip ir visokie Amono policininkai važinėja, kur, žinot, kur būna atidarytos duris ir gali žmogų net suimti. Tai seksiu įvykius, gal kažką įdomaus pamatysiu. Nu, va, matai, čia eiliniam parke galima ir tokių latučių sutikti. Man jos visas kaip mano latutė. Iš tikrųjų nieko nesupratau, ką apie tą medį čia pasakoja, bet jisai kažkoks šiandien ypatingesnis. Nu, iš tikrųjų gražiai labai atrodo, toks išskirtinis visam tam parke. Nu, va, kokios jos draugiškas painuolytės. Kaip greitai nuskuodė, kai suprato, kad nieko mes neduosim jai valgyti. Trumpai, mes dabar esame čia Ispanų imperatorių karalių parke, nes prieš kiek ten tų 100 metų negalėjo į tą parką įeiti vietiniai paprasti, tik tai, žodžiu, visi kilmingi. Ir tą parką supo vandens telkinys ir čia vadinamas koks medžių parkų kažkaip. O šiaip pats Meksiko miestas yra pastatytas ant 5 ežerų, kurie buvo 2 druskų, 3 gėlo vandens. Dabar nieko nebesimato tų ežerų, dabar vien tik miestas, pastatai. Vat, čia už nugaros kažkoks senesnis, o čia matot ir naujesnis. Ir šiaip, pavyzdžiui, parkas tai labai gražiai sutvarkytas, labai tvarkingas. Ir dar spėjo Aivaras patikslinti, kad būtent Meksiko mieste yra didžiausias smogas. Net pasirodo net ne Azijoje, ne Kinijoje, ne Honkonge, ne Japonijoje, bet būtent Meksikė didžiausias smogas yra va šitą miestą. Kol kas šiaip nesijaučia. Šitie man medžiai kokie gražus, aš negaliu jais atsižiūrėti, tada ta saulė pro juos kaip skverbės gražiai. O mes su Aivariuku biškai atsilikom, čia tarp kitko mūsų gidas Jurijus, šiaip žiauriai mielas. Ir bet dabar vietoj čia turim kitą gidę, dar neišsiaiškinau kokios jinai tautybės, bet Jurijus mumis palydėjo iš pat
Rygos. Mūsų visa grupė dabar nuėjo čia į tą muziejų, kažkoks paveikslų muziejus, kuris mums nėra aktualus. Tai mes, nežinau, kodėl mes taip nusprendėm, bet mes sugalvom, kad mes geriau ramiai pasivaikščiosim, pasigrožėsim ir patirsim, žodžiu, tą jų vietinę. Bet manau, kad čia yra turistinė vieta, tai tų vietinių mes čia daugiau nepamatysim. Bet šiaip žiauriai atkreipia mane visi dėmesį, mano tie balti plaukai, balta oda. Aš čia, žinokit, kaip balta varna. Prie perijų nėra šviesaforų ir dabar laukiam, kol pareigūnė sušvilps ir duos ženklą. Žiūrėk, šį kartą nešvilpė žmonės savarankiškai, čia jau nusprendė, kad gali eiti, o, ką tik davė signalą, kad eiti galime. Taip, čia šviesaforai veikia. Visas mašinos sustoja, praleidinėja mumis. Mes dabar su Aivaru ieškom dviese kažkokių įdomesnių pastatų ir mato, čia va tokios tos kolonas mane patraukė. O Aivaras sakė, labai nori ten tą skulptūrą nusifotografuoti. Tokios mūsų savarankiškos paieškos. Kažkokį gražų muziejų atradom. Nu, tie laiptai Aivaras viliojo, bet neinam į vidų, nes neturim laiko. Matėm vietinį turgelį ir būtinai mes turim pro jį praeiti, bet čia nieko nepirksim, nes aš kiek suprantu senovinės knygos arba kompaktai. Bet labai įdomu man buvo. Tokių vietinių kažkokių tais eksponatų atrandam ir Aivaras jau ir kažką užmatęs, fotkinas. Man tai šiaip labai šitas pastatas atkreipė dėmesį, pažiūrėkit, kaip gražiai dekoruotas. Jau čia iš karto norėčiau fotkę, bet nežinau, ar pavyks. Einam apžiūrėti mes tų plytelių iš arčiau. Kodėl šita plytelė yra švaresnė ir ryškesnė? Galit man duoti idėją, ką? Niekas neatsakys į šitą klausimą. Mar! Au! Ką jums primena? Nu, žinokit, iškart akį patraukė. Kaip galvojat, kuri man labiau tiktų čia, ką? Net nežinočiau, kurią rinktus. Mano akim tai čia praktiškai yra Labubų pardė, tik biški kitaip atrodo. Kokį išsirenkam, ką? Kainų tai nematau, nežinau, nelabai noriu klausti, nes kaip ir nelabai aktualu, bet va, jums parodyt visai smagu. Ir savo prisiminimui bus. Čia jau kosmetika, o stičių pieštukai. Ir čia aš. Žinoma, aš pribėgau ir kainas patikrinti, tai radom čia kaip ir ale firminė. Tai šitie Jordanai kainuoja 160, Nike 130 eurų. Tai sakyčiau nepigiai. Nors gal Jordanai originalūs laikai pas mum Lietuvoje ir brangiau. Šiaip nesigaudau, nes neaktualu man, bet norėjau pasmalsau dėl jūsų. Akivaizdu, kad papuolėme į populiariausią, žodžiu, parduotuvių tokių užeigėlių gatvę. Nors kiek ką tik žvilgtelėjau, tai kainos nėra, kad jau labai mažai, nes Aivarai, ką tu sakei, matei kuprinę? 220 $. O kokios rūšies kuprinė? Kažkas ypatingo, žinai. Nu, supratau, nepigu. Visokiais tuneliukais ieškau tualetą, tai sužinosiu, kiek kainuos. Nebeparodžiau nei kaip čia įeiti, nei ką, nu žodžiu, nieko čia stebuklingo, bet kainavo 5 euro centų. Nu, iš tikrųjų pesais, bet 5 centų būtų. Ir iš karto gidė perspėjo, kad tualetuose nėra tualetinio popierio, turi atskirai paprašyti. Tai tokią patirtį, ką tik aptariau viešą tualetą, bet šiaip švarus, gražus, viskas ok. Kaip fainai yra vaikštinėti, kur akis veda ir pažiūrėkit, kokią gražią tipinę jų meksikiečių gatvę atradom. Nu labai. Tokia, o dar Aivarai kaip tik parodyk, tokia excited, noriu sakyti ir galvoju, kaip tą lietuvišką šokį išsireikšti. O čia? Mano sesė. O čia jau nebe išpuoselėtos parduotuvės, bet užkandukai. Reikės išsirinkti, ką ragausim. O čia mūsų vietiniai kitketai. Nu, guminukai. Viskas atrodo įdomu. O šitos buvau parvežus mamai iš Los Andželo meksikiečių kvartalo. Ten yra tiesiog marcipanų halva, man atrodo. Gaila, kad tuose turgeliuose neįmatau kainų, taip greitai prabėgu,
nes bijau, kad aš jeigu klausčiau, tai man būtų kitokia kaina negu čia vietiniam. Atvat, tokie vietinių turgeliai. Jėtus, man atrodo viską noriu pačiupinėti. Pasirodo dar pas juos ir žiemą, jeigu sušaltumėt, jėtus, kokie fainuoliukai. Vaikai, čia pardavinėjai. Gaila nein parodyti, kiek prieki ten žmonių, kokia čia aktyvi vietinė turgelių gatvė ir vėl užkandžiai. Net įdomu būtų, kiek tarkim Coca-Cola kainuoja ant gatvės, kad palyginimui galėtumėm. Visokių skanėstų. Esame krikščioniško meno tokioj parodoj muziejui. Ir čia iš tikrųjų būtent mane tas labiausiai patraukė dėmesį, nes jūs pasižiūrėkit, kaip smulkmeniškai kiekviena detalytė čia yra rankom padaryta. Atrodo čia kaip, nežinau, koks taškinis paveikslas būtų, čia viskas yra iš molio. Meksikietiška prakartėlė. Joko man keli iš tikrųjų. Tiksliau šypseną keli. Kaip tas Meksikietis. Na. Labai skanu. Koks skanus ledatas, tirštums kiaulgiami. Aivarai, ar aš melavau su savo reakcija? Koks skonis? Tas riebumas, aš nemoku pasakyti, aš dar jaučiu. Klausims, ar esu tokį valgius? Natūralus, grinai natūralus. Čia vis dar tebėra tradicija valyti batus. Žiauriai įdomu ir mums jau siūlė iš tikrųjų. Bet mūsų batai neverti tokio rankų darbo. Atėjom į antrą pagal didžiausią pasaulyje aikštę. Pirmoji yra Pekine, kurioje mes buvome prieš 6 metus, o dabar atvykom į antrą Meksike. Meksikoje, Meksiko mieste. Kol kas čia yra užtverta ir vienu metu į šią aikštę gali tilpti 300 000 žmonių. Tai bandykime įsivaizduoti, tiek, kiek gyvena Šiauliuose, Panevėžy, Alytuj, ir gal dar pusę Klaipėdos, nežinau, taip greit dabar nesumėsiu, bet kosmosas, kiek čia žmonių gali tilpti. O šita vėliava, kuri stovi milžiniško dydžio, milžiniškoje aikštėje, sveria 300 kg, nei tai daug, nei tai mažai, ne? Ką tik nupirkau vieną juostelę ir čia Meksikoje jos reikšmė yra ta, kad bažnyčiai būnant reikia užrašyti ant tos juostelės žmonių vardus, kurie serga, kuriem linkim sveikatos. Ir einam, aš užrašysiu. Turiu už ką užrašyti. Stipriai užrašau, kad stiprios sveikatos. Tikėtina, kad mes neatvyksim užrištos spalvotos juostelės, kurią po to užrašo, kai jau žmogus yra pasveikęs. Ir kaip Meksika be kaktusų, ką? Čia ant kiekvieno kampo iš tikrųjų labai daug tų kaktusų, nėra čia kada jų visų ir be užfiksuoti. Nu, man čia taip meksikietiška. Taip ir įsivaizduoju Meksikos koloritą, architektūrą. Ir žinoma, saulė. Ir dar vienas vietinis turgelis, vat kiek plaukam gumučių. Čia vat braškytei su lotute jau būtų galima lauktuvės rinkti. Nu, žinoma, labubų visam pasauliu. Ko tik panorėsit. Viskas spalvota, gražu. Žinoma, kepurytės meksikietiškos. O čia šuniukų skirelis. Ir euriukų paskui paprašo, kol visi kamščiuose stovi, tai vat darbininkai uždarbauja. Kas kaip sugalvoja, tas taip ir uždarbauja. Mūsų atvežė čia į tokią kavinukę, kur, toksai švediško stalo principu. Ir štai Eivarytis, ką išsirinkai, makaronai, vištiena, iš tikrųjų jisai antrą ratą suka. O kadangi nebėra žmonių, aptuštėjo, tai aš parodysiu. Iš tikrųjų, kai pamatėm tą visą maistą, tai atrodė kažkaip nelabai čia taip patraukliai, bet labai skanu iš tikrųjų. Visiškai tokia mūsų stiliaus receptai čia Aivaro mėgstamiausia ir matot jau tuščias šiandien indas.
Aš krevečių valgiau. Čia yra kaktusas. Iš tikrųjų kaktuso neragavau. O ten yra keptas bananas. Labai įdomus skonis, bet geras. Šito net neragavau. Čia iš tikrųjų visko paragauti ir neįmanoma. Tai aš kažką labiau su žuvim. Čia daržovių tokie vat indai. Čia labai skanios krevetės, tokios saldžiarūgštos. Nu ir čia tęsiu daržovių pasirinkimą, tai agurkiukai tradiciniai mūsiški, o šitų valgiau, šitų nebeprisidėjau, morkytės. Kukurūzų šiaip nemėgstu, nors taip gražiai atrodo, tos spalvos tokios gražios. Viskas ryšku, labai skanus kiviai, gal ateisiu net pakartot. Nu tai va, braškės yra prie daržovių, pas juos vynogės, avietės. O prie desertų jau suvalgiau papają, net nežinau daugiau dar ką, ananasą, čiūrą. Ir mano čiūriks. Žinoma, čiūros eilė. Prieš 2 savaitės Alicantėje ragavau čiūrą. Tai kol kas čia tikrai geresnė. Meksika, čia su Ispanija daug reikalų turėjus, daug dalykų yra išlikę Meksikoje iš Ispanijos. Aivaras ką tik užsisakė juodos kavos, pirmas gurkšnis Meksikoje, tuoj pasakys, ar atitinka mūsų europietišką, nes gidė tai sakė, galim ir negauti tokio skonio kaip Lietuvoje. Nu, iš veido nepanašu. Gera? O tokia pat kaip Lietuvoje? Čia Meksikoje stipresnė. Dar prie kavos, matot, pridėjo Roche Ferrero. O Aivarui dar maža, tai jisai čiūrą dar valgo. Atskleisiu jums vieną paslaptį. Dabar esam prie archeologinio muziejaus, Meksikos pagrindinio, kur, žodžiu, visa istorija ir visa kita. Ir aš atskleisiu paslaptį, kad aš žiauriai nemėgstu muziejų. Labai aš nuo jų pavargstu, mane apsunkina, vargina. Žinokit, vieną patį pasilikau ir išėjau pafotkinti gėlyčių ir voveryčių. Pasislėpus taip toli, bet mes ją priartinsim. Gerai, kai telefonu gali priartinti, tada jų negazdini, eidams arčiau. Parke mums parodė gidas tas voverytės, kaip puolė visos babos jas filmuot kuo arčiau, kiek gali. Nu tai visos tas voverytės ir išsilakstė. Užpuls, žiūrėkit, atein. Bet kai supras, kad nieko negaus, jaučiu teps slidės iš čia. O jie tas išgąsdino pati su savo reakcija. Suprata, kad nieko negaus ir pabėga. Girdžiu garsą ir būtinai reik man eit pažiūrėti, kas ten per garsas. Jau fontanėlį atradau. Nu ir ką? Nujaučiu, kad matau muziejų po atvirum dangum. Pažiūrėkit. Ir čia žmonės aukštyn kojom taip sukas. Atein kaip niekur nieko, nei galva apsisukus nieko, savo reikaliukus toliau gyven. O. Į tą vietinę turgelę atėjau, vietiniai mane jau kalbino, su berniuku akim susimirksėjom. Va, kaip jie čia gyvenimą gyvena. Viską jie man siūlo. Realiai mes esam labai sotus ir aš nieko nenoriu, bet va. Čia siūlus vyną, kaip mano tėtis žiemą. Einu prie kito pažiūrės. O, čia nice, iš karto užkandžiukų galima. Jeigu čia tas smirdantis vaisius, aš jo žiauriai nekenčiu. Nu, net užleido man vietą, sakė, galiu užeit pažiūrėti. Netgi įleidai vidų, sakė, galiu. Va, šitos auskarus tai aš tikrai kažkuriuos įsigysiu. Vien dėl to, kad jie spalvoti. Da, sakė, kažką galiu pažiūrėti, rodo man čia viską. Bet ar išleis po to mane? Va. Jisai labai arti prie manęs prisilėtė, man nelabai tas patinka, jis viską man rodo. O aš tiesiog šiaip ant gražios, tikiuosi jis mane iš čia išleis dar. Kaip jie šnekin švilpaudami, kad atkreiptum į juos dėmesį, kad tik užeitum pas juos, vat gal matysis. Žiūri su mane.
Nelabai jam patiko, kad aš nieko nepirku, aš jam čia dabar taip šipsojuosi, jis man nebesišipsoja man visai. Priejau ir žiogelius. Va, galima nusipirkti raškučių, paskanaut, bet manęs kažkaip nelabai jie vilioja. Kadangi viena pati vaikštau ir čia toksai jau vietinis turgelis, tai jaučiuosi iš tikrųjų ganėtinai nejaukiai, nes jie žiauriai mane visi žiūri. Mano balti plaukai, šviesi oda, labai jam atkreipia dėmesį ir visi kiaurai mane smeli. Aš labai prastai jaučiuosi dėl to iš tikrųjų. Ir dar viena pati taip nejauku. Einu turbūt arčiau muziejus ir sėdėsiu ir lauksiu ten įvariuko, tik dar dėl tų auskarų neapsisprendžiu. Užlipo ir 5 narys. Tie 4 viršui, aš kaip suprantu, prisirišo, kad tas 5 narys dar neaišku. Man jau net nelabai gera žiūrėti. Jie ten viršui, kad koks yra aukštas. Prasideda veiksmas. Va, pradės palūkė apačios nusileis. Maistas pas juos koksai spalvotas. Kažkoksai užkandis desertas, net nežinau, nes čia prie desertų skirelio dabar. Man atrodo, mačiau kažkur ledų krašteliai čiliukų ištepti. Jeigu kiltų noras Meksikoje išsinuomoti automobilį, įvertinkit šitas eismo sąlygas 6 juostų. 25 milijonai gyventojų, tai turi būti čia taip, kitaip ir negali būti. Norėtum išbandyti savo jėgas? Ja, ypatingai. Po 14 valandų kelionės, po 12 valandų ekskursijos. O mes 4 aukšte gyvensim. Tai dar turim patys lagaminus užsinešti, nes neveikia. Liftą nei vieną neveikiančią. Pagaliau kambariukas. O jėts po kokią lovą atskirai turėsim dviese po 2 gulę lovą. Šiaip per 2 tikrai labai daug, labai didelis kambarys. Tai va matot, kas čia yra. Ir ką, kaip man atrodo, sakyčiau visai jaukiai, taip šiuolaikiškai, moderniai. O čia dažiek net nenaudot stolets, jaučiu patys pirmi mes šitam kambarį. Jaučiasi iš tikrųjų tas toksai naujumo jausmas, kvapas visas, tai žodžiu, va taip, aš mutkeliam apsikorovę. Varysim dabar į maisto parduotuvę, nes reikia ir vandens nusipirkti ir visą ką, žodžiu. Čia gyvensim dabar 2 dienas. Mes jau čia susigrupavom 4, einam čia vietiniam jų gatvelėm ir ieškom maisto parduotuvės. Tipo maždaug 10 minučių kelio maksi ir turėtumėm rasti. Nu tai parodysim ir jum. Jeigu rasim čia su mumis visi sveikinas, man jau čia įtarimą kelnė labai jau paju. Žinoma, Brigitėliui reikia visą šmutkės iškilnuot, bet mes iš tikrųjų atėjom tik tai maisto paieškot. Čia parodykim, kad yra va ir šaldytuvų, skalbenkių, bet tokių namo neparvešim. Šitie elektrolitai tai yra viral, tai būtinai ir aš paimu, bet imu ne šitą neskaidrų, nes aš tokios dažniausiai nemėgstu, nes jie būn kokie 0, tai paimu šitą, paragausiu. Tokių nepirksiu, bet buteliukas labai patiko, tai norėjau jums parodyti. Mes čia vaikštom po Walmarto parduotuvę, mato, čia šiaip labai didelė, visko, ko tik nori. Čia, pavyzdžiui, saldumynų skirelis, Oreo. Sausainių toksai maždaug pakelis apie eurą kainuoja, nu, tai kainos realiai gal kaip ir Lietuvoje, tik tai yra visokių skonių tokių, kokių pas mum negausi. Toks ir skirtumėlis. Tiek priemonių valentinkiai, ką aš jums galiu iš arčiau parodyti, plaukų gumutės, vat, 3 gumutės už euriuką, čia formelės už euriuką, kada mes čia turim dovanų dėžutės, plaukų lankelis už euriuką. Va, tokia širdutė už euriuką. Rytoj turėsim tokį suneštinį baliuką, tai paimam traškučių. Vienas pakelis maždaug po 50 centų, o greipfruktų kilogramas euro nekainuoja.
Tai dar visokiausių čia elektrolitų, gėrimų ir visokiausių užkandžių, pilna kuprinė, viskas nebetilpo, tai dabar rankose nešimės. Aiva, gaudyk. Viskas jau nusiprausus, Aivariukas dar dušė ir džiaugiuosi lovą pasiekus. Noriu miego, labanaktis iki rytojaus, nes čia dar tų nuotikėlių, kiek mūsų laukia, tai tikiuosi jums nenusibos žiūrėti. Nes kiekvienas jūsų laikas, jūsų komentaras mane motyvuoja tos video daryti. Jeigu ne jūs, tai aš turbūt ir tų video nedaryčiau. Taip kad šiandien labanaktis, o rytoj nauja diena laukia.